Tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa, mūsų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena. Laisvas.
Kairė. Gerai? Gerai, visi. Kad toliau savo vaizdą globotų mūsų Lietuvo tėvynę, kad mes būtume vieningi, malda mus kad globotų ir dabar bus pašventintos plokštės, kurias padės šauliai prie generolo Jono Žemaičio paminklo ir kitų paminklų, kad Dievo meilė ir tvirtybė ir stiprybė mūsų širdyse visada būtų ir mūsų visada globotų bei saugotų. Te padeda mums Viešpats, dangaus ir žemės kūrėjas, Viešpats su jumis ir su manimi. Melskimės, Viešpatie Dieve, palaimink šias plokštes, kad Dievo malonė saugotų ir stiprintų mūsų tautą, o mūsų didvyrių dvasia visada mus globotų. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Taigi, mėly brangūs broliai ir seserys, nuoširdžia malda prašykime, kad Viešpats Dievas globotų mūsų Lietuvą tėvynę, kad mūsų malda visada mus darytų vieningus, stiprius ir kad mes kiekvienas žmogus tyra širdimi galėtumėm šlovinti Viešpatį Dievą, atsiprašykime Dievą už savo kasdieninės kaltes. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu kaltas. Jūs turite apie savanorių. Minutę generolą Joną Žemaitį. Gerbk! Vėliau, o šiek tiek pabendrausiu, papasakosiu apie bendrą paklusnumą su tarnybiniu šuniu. Vidu? Tarnybinis šuo turi būti puikiai valdomas, jisai turi mokėti, gebėti, klausyti komandų, turėti atkreipti dėmesį į šeimininką, jisai dabar mato tas dėžutės, jam nori eiti į paiešką, bet jisai laikosi šiek tiek, ne? Bando visai, mato du kamuoliukus, jisai žino, kad veiksmas visas pas mane vyksta ir jisai tenais neina. Pas? Tai visos tos, sakykime, visos tos komandos, ne, ką mes turim, tai va šuo turi kuo puikiausiai vykdyti, teikti ir nedaryti savo kažkokių tai skubotų sprendimų, nebent mes iš jo to reikalaujame. Vidu, atgal,
Tai tokie visiškai baziniai veiksmai, ne ką mes veikiam su šuniu, greta, šuo klauso, vėl kamuoliukai skatinimo procedūroje. Dėmesys yra į šeimininką, Tai yra normalu, jisai žino, kas šiandien yra sudėta, jisai žino, kad tenais galima rasti kažką ir padaryti kažkokį, tai už tai gauti skatinimą. Dabar šiek tiek, reiškia, pereinant, tokia padarant perėjimą į kolegų pasirodymą, kas bus apie paiešką kalba, tai tas bendras paklusnumas, ne? Padėsiu. Kiek valandų? Numeru kamuoliuką, šuo laukia komandos, jisai nieko nedaro, jisai laukia. Dar 20 minučių. Tai dabar aš jam duosiu komandą ne kamuoliuką paimt, o ieškot. Bet, faktas, kad čia daug ieškoti jam nereikės, net tas kamuoliukas mėtosi visiškai jam prieš akis. Bet ką jisai padarys? Ar žinot, ką jisai veiks? Šliauš. Ieškos, bet kaip jisai pasielgs suradęs tą kamuoliuką? Tai paims? Ne, jisai negali jo paimti. Aktyvus žymėjimas yra sulojimas. Šiuo atveju tai yra sprogmenų paieškos šuo. Atsigula. Ir viskas, ir jisai laukia. Tai čia yra pasyvus žymėjimas. Šuo pasyviai žymi, kad aš suradau tą daiktą. Žinoma, paieškos suktukai daiktas yra paslėptas, jisai ieško pagal kvapą, šiuo atveju jisai pamatė tą kamuoliuką ir tiesiog atbėgė sustengo. Tai dabar mes čia galim kavos atsigert, sausainį suvalgyt. Aš galiu tą šuniuką, va. Jisai žino, kad aš suradau, rodau šeimininkui, kad reiškia aš jau suradau ir laukia skatinimo. Joj, super! Good job! Joj! Oj, super! Good job! Tai čia tokia trumpa įžangėlė, ką jūs matysite, ką darys kolegos su paieška ir kaip jų šunys žymės. Kolegų šunys yra ieškantis narkotinių medžiagų. Narkotinių medžiagų žymėjime nėra privaloma. Gal kolega gali pakomentuos daugiau. Jo, šuo yra mokomas aptikti kažkokį tai kvapą. Ir kiek tų kvapų mes šuniui supažindinsim, tiek jisai tų kvapų žinos ir galės mums pasakyti, kad štai kažkurio iš šitų dėžučių yra kažkuris tai iš tų mano žinomų kvapų. Tai dabar pradės paiešką šuo. Taigi, pirmoji dėžutėje buvo paslėptas mėginys, jisai rado pirmoji dėžutėje, dabar matėt, apkeitėm vietomis dėžutės. Šuo žinoma nematė ir jam neaktualu, kad čia kažkas tas dėžutės čiupina. Jam visa užduotis yra surasti mėginį. Šuo surado mėginį. Jisai toliau neina. Mašinoje važiuoti savais keliais. Tai ačiū už dėmesį. Tai dar kartelį labai ačiū. Aš negaliu tiek šaukti, kiek kariai šaukė, kiek tarnybos draugai šaukė. Tai ačiū dar kartelį nuo Palangos kultūros centro jums dovanėlės, linkėjimai. O
jūsų žiūrovų paprašysiu dar kartelį paploti Lietuvos kariuomenės karo policijos kinologams, kurie atvyko čia pas mus į Lietuvos kariuomenės paminėjimo renginius. Na, o jūs visus kviečiu į kurhauzą. Jei ne auksinės vasaros, nemėlynos pasilgos, nebūtume armija čia, kur slenka dienos pilkos, nebūtume armija čia, kur slenka dienos pilkos, kur tas dulkėtas traukinys taip toli nukeliavo. Prisimenu, mamyte, aš tas pievas, kur žaliavo. Prisimenu, mamyte, aš tas pievas, kur žaliavo. Taip tyliai slenka vasara, pražydę gėlės vysta, mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę, mes tyliai šluostom ašaras, palaidoję jaunystę. Jei ne auksinės vasaros, nemėlynos pasilgos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos, nebūtume atėję čia, kur slenka dienos pilkos. Labą dieną, brangus Palangos šauliai, Lietuvos kariuomenės kariai ir brangus palangiškiai. Šiandien susirinkome pagerbti tuos, kurie saugo mūsų laisvę, ramybę ir žemę. Tai Lietuvos kariuomenė ir visa jos struktūra. Tu paminęs laivę, vienišas tarp vėjų, bangose likimo, blaškomas esi. Tunelius brangioji, jei jūreiviui moji, per audras ir rūką, vidury nakties.
Gerbdami Lietuvos karius dėkojame kiekvienam, kuris saugo mūsų žemę, mūsų ramybę ir mūsų ateitį. Dėkojame Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų jūros šaulių 3-osios rinktinės generolo Jono Žemaičio 306 šaulių kuopai, Lietuvos kariuomenės karo policijos kinologams, Palangos miesto savivaldybei ir Palangos kultūros centrui. Dėkojame Palangos kultūros centro meno kolektyvams, folkloro ansambliai Mėguva, moterų vokaliniam ansambliai Buvoje ir jūros šaulių vyrų chorui. Tegul paskutinė šio vakaro diena tampa visų mūsų bendrų pažadų. Visada grįžti į savo tėvynę širdimi. Na, o bendrai paskutiniai dainai gitara akomponuoja Jonas Beinorius, trimitu Pranas Vilkauskas, kornetu Algimantas Juozapavičius, fortepijonu Saulius Šiaučiulis. Tegul ši diena primena, kad esame viena tauta, viena daina ir viena Lietuva. Su Lietuvos kariuomenės diena.
Dar kartelį ačiū visiems susirinkusiems su Lietuvos kariuomenės diena ir ačiū Palangos kultūros centro meno kolektyvams, vadovai Zita Vaniulaitytė ir Rimgaudas Jozapavičius.